Sveiki, čia Paul Walker, Los Santos valstijos žurnalistas. Šiandien kalbuosiu su generolu, taip pat vėliau kalbėsiu su apylinkių šerifu. Dviem žmonėmis, kurių darbas labai svarbus mūsų miestų saugumui ir tvarkai. Labai ačiū, kad radote laiko pasidalyti mintimis su manimi ir visais skaitytojais. Jei galima, perėsiu prie klausimų. Taip. Kaip pradėjote savo karinę karjerą ir kas jūs įkvėpė pasirinkti šį kelią? Tai sveiki, esu aš Anderson Blake, esu kariuomenės generolas. Tai mano buvo istorija tokia. Kartą ėjau pro Maze banką vidury Los Santoso ir pamačiau, kaip atbėgo mergaitė, gal 12-13 metų, tiesiog žaidė su lele ir ėjo kažkoks vyriškis apsirengęs juodais rūbais, su kaukė, matyt, buvo įdėtas ginklas, aišku, čia jau toliau istorijos. Tai kas buvo toliau? Jisai įsitraukė tą ginklą, paėmė prie kaktos mergaitės ir pradėjo grasinti. Atvažiavo policija, kuri nieko nesugebėjo padaryti. Aišku, aš nekaltinu policijos, gal buvo tokia diena. Bet ėjo karininkas, kuris drąsiai išmušė tą ginklą iš būtent to asmens ir taip išgelbėjo mergaitę. Tai mane tai pažadino, kad kariuomenė yra tas dalykas, kurioje tu išmoksti visko ir to prireiks tolimesnė tavo gyvenime bei apmokymui kitų žmonių. Ačiū Jums labai, tikrai labai graudi ir naudinga jaunimui istorija. Taip pat turiu klausimą, kokia yra Jūsų didžiausia sėkmė ar pasiekimas kariuomenėje? Mano didžiausias pasiekimas tai yra veterano medalis, kurį gavau už ilgą tarnystę, bei turiu garbės ženkliuką kareivio. Tai esu gavęs nemažai padėkos raštų iš gubernatoriaus dėl pelningo tarnavimo, bei esu gavęs pareigas vadovo, kurias, manau, tikrai nusipelniau ir esu tam sukurtas, kad mokyti kitus bei saugoti Los Santosą. Supratau, ačiū. Taip pat turiu klausimą, kurį užduoda daugelis jaunimo, kuriam nepavyks išlaikyti egzaminą. Taip, kaip manote, kokių savybių reikia geram karininkui? Aš manau, reikia būti stipriam, būti fiziniai parengti, kad bet kada galėtum save apsiginti, mokėti elgtis su ginklais, taip pat mokėti šiokių tokių taisyklių, nes be taisyklių dėja tu nieko nepadarysi. Ir manau, turėti noro būti karininku. Tai svarbiausia. Ir turėti noro ginti Los Santosą. Kaip savo tėvynę. Taigi, ačiū Anderson Blake. Ir po kelių minučių reklamos pertraukos pereisim prie klausimų su aplinkiniu šerifu. Šokoladinės snaigiai ištirpo delne, taip net nebūna sapne. Jeigu sninga bananais, žinokit vaikai, tai tirpuko ledai. Taigi, dabar esu su apylinkių šerifu ir norėčiau jam užduoti keletą klausimų. Taigi, sveiki šerife. Labą dieną, taigi esu Jonas Smithas, šios apylinkės šerifas. Taip. Ačiū už prisistatymą. Taigi, kodėl nusprendėte tapti šerifu? Žmonės pasirinko šerifo profesiją dėl įvairių priežasčių, tačiau dažniausiai jas jungia noras tarnauti visuomenei ir užtikrinti saugumą. Aš pasirinkau šią profesiją dėl to, nes užtikrinti žmonių saugumą yra mūsų prioritetas. Ačiū. Taip pat noriu užduoti klausimą, kuris man asmeniškai irgi yra labai įdomus. Tai kaip jūs tvarkote su stresu ir įtampa lydinčia šią pareigybę? Žinot, veiksmo atveju mes apie tai net negalvojam, mes tiesiog darom, nes tai tiesiog trukdytų mūsų operacijai. Tai... Aišku. O su kokiamis problemomis dažniausiai susiduria jūs? Mes dažniausiai susiduriam su tuo, kad kartais, kai praneša
apie vykstančio kažką blogo, mums neišsako visos padėties ir kartais tiesiog reikia tvarkytis tuo, ką turim. Supratau, ačiū. Taigi, čia buvo dialogas su apylinkių šerifu. Dar prisimenu, kada iš savo senelių gavau pirmą karamelę. Ji vadinosi Werther's Original. Man buvo 4. Niekuomet nepamiršiu to skonio, tokio saldaus grietinėlės ir nepaprastai puikaus. Jaučiausi ypatingas, nes senelis dovanojo man tokią nuostabią karamelę. Dabar aš pats senelis. Ką dar galėčiau duoti savo mažajam anūkui, jei ne Werther's Original? Mano anūkas juk toks ypatingas. Jaunime, Būkite stiprus kai mūsų kariai, ir sąžiningi kaip tikras šerifas. saugokit savo kraštą Vertininkite vieni kitus. ir nebijokite atsakomybės. Ateitis priklauso jums. Su pagarba, šerifas. Ir generolas.